Tai sveiki, esu iš Kauno, man 37 metai, mano vardas Artūras. Esu priklausomas nuo alkoholio. Pradėjau jį vartoti nuo 14 metų. Prasidėjo mano pirmieji išgėrimai. Aišku, tada dar priklausomas nebuvau, bet su metais jo kiekis vis daugėjo ir 21 metų aš susilaukiau šeimos, tai sūnaus, bet vis vartojau alkoholikas, man buvo labai didelė kliūtis tame. Taip, išgėrinėdavau pakankamai, tai man trukdydavo šeimoje, prarasdavau ir darbą, ir su žmona buvo pykčiai. Bandžiau ir koduotis 3 kartus gal, tai pats pirmas mano gyvenime kodas. Buvau prigąsdintas labai daktarų, kad jeigu ten nulaušiu kodą, tai neva numirsiu ten. Tai buvau išgąsdintas ir iš tikrųjų išbuvau visą kodą, išlaikiau. Tai 12 mėnesių. Tuo didžiavausi labai, bet puikybė mane palaužė, nes labai išmandrėjau, galvojau, kaip čia žiūrėjau į kitus alkoholikus iš aukšto. Galvojau, kaip čia aš galiu, jie negali, kaip čia aš čia stiprus. Ir aišku, labai stipriai atkritau, pradėjau dar žiauriau vartoti alkoholį. Ko pasekoje išsiskyriau su šeima, pragėriau ir teisės, ir buvo periodas, ten truputį irgi, jeigu tai pasakojant istoriją, buvo periodas, ten irgi šiek tiek laiko, gal pusę metų negėriau, dirbau ir sugalvojau nuvykti, pasimti mašiną įsimokėtinai. Pusę metų gal buvau nevartos alkoholio, nuvykau ten į pardavimo aikštelę, susitarėm, jiem tiko mano pajamos, ten galėjau siūlyti man lizingą, pasiėmiau mašiną, grįžau į miestą savo. Tai irgi puikybė užgožė, pradėjau ten toks pasijaučiau kažkoks šustresnis ir galvoju, reikia paragauti biškį, nieko čia neatsitiks. Tai tiek prisireagavau, kad 2,5 promilės įpučiau, policijos sustabdytas. Tai praradus mašinos vertė 5500 eurų, tai priteisė teismas mašinos vertę, už teisės prarado 2 metam ir 2,5 tūkstančio. Tai 7,5 tūkstančio per 15 minučių į minusą. Tai kritau į didelę paniką, stresą, tai iš vis pradėjau žiauriai vartoti alkoholį. Žiauriai. Jau net mano šeima, artimieji dėl mane žiauriai jaudinos, nežinojo, ką su manim ir daryti. Aš savo tikrai negalėjau pripažinti, kad aš čia kažkoks tai dugnas ir ar man reikia pagalbos. Bet mano sesė atvažiavo vieną rytą į mano namus. Sako, broli, važiuojam. Sakau, kur važiuojam? Sako, į Vilties švyturį. Aš toks dar visas tikrai, galima sakyti, girtas. Ten susirinkau daiktus ir atvažiavau čia į Vilties švyturį, į reabilitacijos centrą. Po 2 mėnesių man buvo atkritis, aš palikau centrą, galvojau, kad čia aš pats tikrai susitvarkysiu. Ir tai truko 3 metus iki šiandien, nes šį kartą aš 2 kartą reabilitacijos centre, atvykau 25 metais, kovo mėnesį. Ir ką, tie 3 metai šiaip nebuvo taip, kad kylu ir krentu, dirbau visus tos 3 metus, kad atrodė gal kaip viskas ir gerai, bet visada vartojau stabiliai. Po darbo stabiliai, savaitgaliais jau ten iki rimtesnių stabilumų. Niekur tai manęs nevedė, didesnės, tai mažesnės problemos ir visus tos 3 metus. Tai vienas įsprendė, kitos atsiranda. Ir taip važiavau. Kol pasiekoje čia prieš atvykstant dabar 25 metais į reabilitaciją papuoliau į tokį atsitikimą, būnant užsienyje traukiniai, buvo apvogtas miegant. Aišku, ten irgi buvo alkoholio kaltė, buvo ilga kelionė apie 6 valandos su traukiniu, tai aišku, prisipirkau vaišių, jų priragavau traukiniai ir užmigau. Ir netoli ten tam tikro miesto Vokietijoje buvo apvogtas, paukta buvo absoliučiai viskas, lagaminas tiesiog, o jame viskas buvo, telefonas, piniginė ir drabužiai ir visa kita. Tai 2 savaitės teko prabūti tam mieste niekur, tiesiog niekur, ant gatvės vos ne. Ir tas 2 savaitės, kol parsigabinau į Lietuvą, supratau, kad permąsčiau savo visą gyvenimą ir pagalvojau, kad tiksliau pamačiau dar tam mieste labai tokių žiaurių dalykų, nuo alkoholikų labai jau stiprių, narkomanų, jau paskutinio lygio. Tiesiog mačiau, atvažiavau į tą miestą, buvau tamsu, jau tiesiog nusipirkti dar rūkyti. Nežinojau niekur einu, nei ką, bet ieškojau parduotuvės. Praeidamas tam tokius tikrus skersgatvius, pamačiau tiesiog kaip narkomanai ten badosi, daužosi tas rankas, rėkia kaip zombiai kažkokie. Ar kaip ir minėjau, aš tas 2 savaitės beveik leidau vos ne gatvėje, aš mačiau tų
priklausomų alkoholikų žmonių gyvenimą. Tai toks kaip ir buvau įtalpintas į tokius rėmus, kur tiesiog pamačiau savo galimą ateitį, kad jeigu aš toliau važiuosiu taip su alkoholiu, kur aš atsirasiu. Tai nusprendžiau grįžus namo, tai yra į Lietuvą, pratęsti nutrauktą reabilitaciją Vilties Švyturyje. Taip ir padariau, grįžau į Lietuvą, šiaip ne taip, tai grįžau irgi ten kėbliai, ambasada nepagelbėjo ten, tai žodžiu, irgi kelionė namo buvo labai sudėtinga. Grįžus namo susirinkau tam tikrus dokumentus ten dėl atvykimo į Vilties Švyturį reabilitaciją ir kitą dieną atvykau čia nais su didelė motyvacija, esu jau čia beveik 2 mėnesiai, labai motyvuotas sveikti. Gyvenau su tokia draugė ir tiesiog kažkaip taip, nežinau, tiesiog nevartot. Susiradau gerą darbą. Langų rėmų dažymo operatorius ten su robotais. Taip apie 1300 eurų prieš 4 čia gal metus, tai visai gan nebloga alga buvo. Mašina buvo Volvo V7 20 metų ir tik nusipirkau, parvažiavau iš Vilniaus. Jokio tūso nebuvo, aš tiesiog parvažiavau iš to miesto, vienas dar sukau ratus po tą miestelį, kažkaip, aš manau, kad užsieuforinau, o čia mašina, čia jau čia tik suku, ką veiksiu, kur lėksiu. Ir toks, nuvažiavau dar puskiai ten tą mašiną, kažkaip pasigyriau, parodžiau, kad čia nusipirkau. Ir viduje toks buvo kažkoks labai keistas jausmas nerimo, bet galvojau, gal nuvargęs, nes ten dokumentacijos labai daug buvo perkant tą mašiną ir panašiai. Išvykau iš pusseserės ir taip galvoju, vieną alaus atsigersiu ir čia tikrai nieko ir dar rytoj į darbą. Tai sakau, tas alus gavosi 2,5 promilės pripūčiau, ten dar ne tik alaus, viso kito. Buvo stiprieji gėrimai. Po to, kaip mane sustabdė policija, atėmė mašiną, tai aišku, aš suvokiau, ten 2,5 įpūčiau, bet toks buvau gal iš šoko. Toks, tikrai viską atsimenu, puikiai sąmoningas toks atrodo. Tai manau, baimė suveikė šiek tiek, nes buvo didelis šokas, nes pagalvojus taip iškart 7,5 tūkstančio eurų. Tai aišku, automatiškai praradau darbą, nes pirkau tą mašiną tik dėl to, kad man į darbą ten reikėjo važinėti, nes kiti vežiojo. Tai buvo kaip ir sudėtingas laikas, tai nusprendžiau įsigyti savo. Tai ir darbą praradau, ir blaivybę nutraukiau ten kelių mėnesių, ir bauda šitokia, ir teisės, ir visokių minčių, ir vos nepasikarti norėjau, bet gėriau, iki, nežinau, ten jau tikrai labai stipriai gėriau, žiauriai. Kiek kilu iškart vėl krentu. Tai nekreipiau dėmesio, ką ir šeima sako, ir nieko, tai sakau, sesė atvažiavo ir sako, sėsk, važiuojam, nes nuo 14 iki 37, tai čia aš kiek skaičiau 22, jei buvo gerai skaičiavęs. 22, bet tas vartojimas nuo 14, tai ten buvo, žinau, ten ne taip kaip paskutinysis laikas, ten prieš kelis metus ten atsigerdavai, būdavo kokios alaus putų ar kažką iš kokio ten patėvio ar senelio ir viskas. Tai ten pradžiui toks, ir net man iš tikrųjų, kaip pirmą kartą paragavau šnapso degtinės tos vadinamas, tai iš vis man jis toks šlykštus pasirodė, kartus graužiai visur ir galvoju, kaip prie tokio daikto galima priprasti, nes jau buvau kaip ir girdėjęs apie, kad alkoholikai ir panašiai, galvojau, kaip galima priprasti prie tokio neskanaus gėrimo ten, bet kažkaip ir pats esu priklausomas, nes taip visą gyvenimą, taip aš gėriau daug, ten praradau, įsiskyriau su žmona, tas vartojimas buvo. Aš taip stabiliai iš lėto ėjau į dugną, bet kažkaip labai to nesireikšminau, būčiau sureikšminęs tą anksčiau, tai būčiau jau seniau tos pagalbos gal kreipęsis ir panašiai, bet jis toks buvo, nebuvo staigaus dugno, jis ėjo stabiliai žemyn ir man, nežinau, aš jau ir pats akimirkom suprasdavau, kad kaip ypač ten šeimą praradau ir panašiai, savęs tyliai paklausdavau. Gal rimtai jau tu biškį jau sėdęs ant alkoholio, bet tas mano vidinis ego nenorėjau to pripažinti, nors kažkur labai giliai, gal biškį jau, nes per daug žmonių jau man tai sako, draugai, šeima ir kur darbas praradęs direktoriai, tai jie šiaip ne protingi žmonės, tai mato iš šono kažkaip kitaip negu aš. Bet galvoju, okei, dar biškį pavartosiu alkoholį ir nustosiu, bet alkoholis ir priklausomybės liga tai yra žiauriai klastingi reikalai. Na, aš tikrai rekomenduočiau kuo greičiau
būti atviriems su savim ir juolab ir su savo šeimos nariais. Ypač nemanau, kad žmona ar tėtis ar mama ar ten sesė ar dukra ar sūnus tave pradės šmeižti dėl to, kad tu esi priklausomas. Čia ne vienas žmogus nėra apsaugotas nuo tos klastingos ligos. Ir kuo manau greičiau tai atsitiks, kuo anksčiau visą tai pripažinsim, turim problemą su alkoholiu ar su kitais kažkokiais narkotikais ir panašiai. Kuo greičiau kreipsimės pagalbos, tuo manau geriau bus jums patiems, tiek ir jūsų šeimoms ar tėvams. Vis tiek priklausomi žmonės, labai ne mes tik patys kenčiam ir priklausomi žmonės, bet ir žiauriai kenčia mūsų šeima asmeniškai. Apie mano situaciją tai tikrai aš finansiškai galbūt aš neskaudinau savo artimųjų, bet kiek jiem tai nervų kainavo mano vartojimas ir panašiai, nes aš kaip mamai ir ten sesiai, dar ačiū Dievui turiu močiutę, tai jie mane labai myli ir mane jaudinasi, nenori dar. Toks aš čia ir jaunas, netoli 40, bet dar nenori, kad išeičiau Anapilin ar ten gatvėm kažkur trinčiausi, nes iš tikrųjų apie mano metų nepraradęs nemažai draugų, vieni nuo narkotikų, kiti nuo alkoholio, nuėjo į kapus ir jaunesnių yra už mane. Tai iš tikrųjų susimastau apie tai. Tikrai rekomenduoju kreiptis pagalbos. Aš asmeniškai esu Vilties švyturyje, esu labai patenkintas programa, darbuotojais. Tikrai džiaugiuosi. Aišku, ne visiems pavyksta, labai gaila, bet tikrai rekomenduočiau, jeigu tik yra noro, neabejokit atvykti ir pradėti sveikimo programą. Tai vien tik jau pasakymas, kad jau važiuosiu, tai tiesiog nieko nelauk, sėsk į mašiną ir važiuok, o ne dar biškį pavartosiu, nes kas iš to? Tas biškį gali užsitęsti ne vienerius metus, tai kažkaip paskiau vėliau, žinokit, gali būti blogai, tai tiesiog nedvejokit, nelaukit nieko, čia ir dabar darykit.